Mano pasaulis tai istorija. Istorija, kurią dalinamės. Istorija, kurioje dalyvaujame. Istorija, kurioje siekiame būti veikėjais bei palikti savo pėdsaką. Taip pat istorija, kurią stebime iš šalies. O kartais tai istorija, kurią pamirštame. Tai istorija, kuri atsispindi kraštovaizdžiuose. Gamtoje, namų sienose ir langinėse. Tai istorija, kuri tos kraštovaizdžius kuria. Gamtą, namų sienas ir langines. Tai istorija apie rutiną. Apie pasikartojimą, pripratimą ir kartais užstrigimą. Tai istorija apie kelionę. Naujas patirtis, tikslus, laukimą, paklydimus bei pasiekimus. Tai istorija, kurią matuojame laiku. Tai istorija, kurioje gyvename praeitimi, ateitimi, bei bandome gyventi dabartimi. Kartais tai istorija, kurią norisi įamžinti. Arba nuo jos pabėgti. Tai istorija apie nuolatinius bandymus suvokti aplinką, pamatuoti realybę skaičiais, žodžiais, mokslu bei kūryba. Tai istorija apie žaidimą su savomis taisyklėmis. Kartais jų laužimų, konkurencija, pasidavimais bei laimėjimais. Tai susidūrimas su ta istorija, jos įsiklausimas. Tai bandymas suprasti bei žvelgti istoriją naujų kampų. Tai istorija, kuri yra trumpalaikė ir be pabaigos.